Lietuva nuo 2020 metų įgyvendina išsamią psichikos sveikatos paslaugų reorganizavimo reformą. Ir šios reformos kontekste mes atliepiam problemas, kurios egzistuoja Lietuvoje jau istoriškai. Viena iš jų yra aukštas savižudybių skaičius, kuris paskutinius 10 metų krenta, tačiau vis dar yra aukščiausias ES. Taip pat ir aukštas alkoholio vartojimo lygis, bei Lietuva keletą metų iš eilės buvo viena iš mažiausia pasaulyje turinčių teigiamą emocijų išraiškos lygį pagal teigiamą emocijų indeksą. Ir visa tai yra problemos, kurias reikia spręsti. Ir tam buvo sukurta ir parengta psichikos sveikatos paslaugų reforma. Tai reforma turi 4 tikslus. Pirmas iš jų yra diegti atsigavimo paradigmą ir stiprinti žmogaus teises psichikos sveikatos sistemoje. Taip pat įgyvendinti sistemos transformaciją, orientuojant nuo stacionarinių paslaugų prie ambulatorinių ir bendruomeninių. Taip pat plėtoti paslaugų kokybę, ypatingai akcentuojant psichosocialinių paslaugų plėtrą. Na ir 4 tikslas yra mažinti regioninius netolygumus, nes matome, kad iš tikrųjų paslaugų prieinamumas ir psichikos sveikata skiriasi skirtingose regionuose. Šiem tikslam mes išsikėlėme kelis rodiklius. Pagrindinis iš jų yra savižudybių skaičiaus mažinimas 40% iki 30 metų, bet taip pat siekime sumažinti ir lovų skaičių apie trečdaliu, bei pakartotinių hospitalizacijų skaičių apie trečdaliu. Kad galėtume pasiekti šios tikslus, nedarydami neigiamų šalutinių poveikių bendrai paslaugų prieinamumui, be abejo, mums neužtenka tik tai mažinti lovų. Mums pagrindinis prioritetas yra visų pirma išplėtoti bendruomeninės paslaugas ir ambulatorinės paslaugas. Ir štai čia atsiranda labai svarbus veiksnys, tai yra atvejo vadybos projektas, bei kitos naujos paslaugos, kurias mes planuojame diegti arba jau pradėjome diegti Lietuvoje, tokios kaip psichiatrijos dienos stacionarai, kurių paslaugų apimtis padaugės apie 50%. Taip pat gydymo bendruomenėje komandos, kurios yra paremtos intensyvios atvejo vadybos modelių adaptuotų Lietuvai. Taip pat Quality Rights programos įgyvendinimas Lietuvoje, siekiant stiprinti žmogaus teisių principų laikymasi psichiatrijos įstaigose, bei be abejo atvejo vadybą, kurią numatome diegti visose psichikos sveikatos centruose. Šiais tikslais mes siekiame Lietuvoje įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos optimalaus paslaugų organizavimo modelį, pagal kurį psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos ir kitos ambulatorinės bendruomeninės paslaugos sudarytų pagrindą paslaugų sistemoje, o stacionarinės paslaugos jau būtų siauresniam ratui gyventojų, kuriems reikia jau tikrai sudėtingų specializuotų paslaugų tais atvejais, kai psichikos sveikatos būklė ryškiai pablogėja. Įgyvendinant šios pokyčius numatome reikšmingus finansavimo pasikeitimus. Tai jeigu reformos pradžioje 2020 metais matome, kad stacionarinių paslaugų finansavimas sudarė apie 2/3 viso psichikos sveikatos paslaugų finansavimo, tai reformos pabaigoje 2030 metais tikimės, kad jis darys jau tik tai 1/3 viso paslaugų finansavimą, o likusi dalis būtent atiteks įvairioms bendruomeninėms paslaugoms, ypatingai plečiant pirminį lygį, psichiatrijos dienos stacionarus ir gydymo bendruomenėje komandas bei psichoterapijos paslaugas. Reformos įgyvendinimui iš viso skiriama apie 47 milijonai eurų investicijų ir taip pat reikšmingas augimas sveikatos draudimo fondo lėšų, kuris taip pat siekiame, kad padidintų bendrą psichikos sveikatai skiriamą finansavimo dydį sveikatos sistemos biudžete. Joint Action projektas mums padeda, dalinantis tarptautinę patirtimi, iš tikrųjų pasisemti gerųjų praktikų iš kitų šalių, pasidalinti savo pačių patirtimi ir reformos eiga ir gauti pastebėjimų ir atgalinį ryšį, kuris mums padeda geriau įgyvendinti reformą jos eigoje. Lietuva jau nuo 2021 metų rudens dalyvauja tarptautinėme projekte Joint Action Implemental, kurio tikslai yra didinti psichikos sveikatos sistemos efektyvumą ir prieinamumą, gerinti gyventojų psichikos sveikatą, sudarant palankesnės sąlygas jiems gauti reikiamą sveikatos priežiūrą, skatinti į paciento poreikius orientuotų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, bei prisidėti prie mirtingumo nuo savižudybių mažinimo visoje Europoje. Projektas numato įgyvendinti pasirinktus gerosios
praktikos elementus. Tai viena iš jų reforma Belgijos psichikos sveikatos srityje ir savižudybių prevencija Austrijoje. Projekte dalyvauja 21 ES šalis, iš kurių 11, įskaitant ir Lietuvą, pasirinko įgyvendinti Belgijos psichikos sveikatos reformos geruosius elementus. Lietuva iš Belgijos reformos pasirinko įgyvendinti atvejo vadybos paslaugas psichikos sveikatos centruose bei psichikos ir elgesio sutrikimo gydymo bendruomenėje komandas. Prieš diegiant atvejo vadybos paslaugas visos Lietuvos mastu, pasinaudojant ES struktūrinių fondų lėšomis, projektas pradėtas pilotuoti 9 psichikos sveikatos centruose. Atvejo vadybininko tikslas šitose pilotuojamuose projektuose yra užtikrinti individualizuotų į pacientą ilgalaikį atsigavimą ir į jo poreikius orientuotų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Todėl labai svarbi šių paslaugų teikimo dalis yra individualizuoto pagalbos plano sudarymas. Šis planas sudaromas kartu su pacientu, tai yra su juo aptariami jo poreikiai ir tikslai bei galimi būdai, kaip pasiekti tos tikslus, įvertinamos paciento asmeninės stiprybės, pacientai motyvuojami kartu siekti pasirinktų tikslų ir kartu su pacientu stebimama pasiekti rezultatai. Ir dar svarbi dalis yra tai, kad tiek pagalbos planas, tiek paciento būklė yra aptariama kartu su visa psichikos sveikatos centro specialistų komanda. Tai yra gydytojų psichiatrų, medicinos psichologų ir slaugytojų. Ir visų bendrai yra sprendžiama, kokių dar reikia paslaugų, kad pacientas maksimaliai atsigautų ir kad tas atsigavimas būtų ilgalaikis. Dar yra labai svarbus yra pačio paciento įgalinimas. Tai yra vien tik tai, kad atvejo vadybininkas sudarys planą, ar ten gydytojas jam rekomenduos kažką daryti, o pacientas nedės pastangų, tai ir rezultatas nebus toksai efektyvus ir ilgalaikis. Tai va šitas paciento įgalinimas yra labai svarbi plano dalis. Atvejo vadybininko paslaugos gali būti teikiamos ne tik pacientui, bet ir konsultuojami jo šeimos nariai. Tai yra šeimos nariams yra pateikiamos rekomendacijos, kaip bendrauti su pacientu, kaip jam padėti, kad jisai pasiektų savo numatytų tikslų. Ir šios paslaugos gali būti teikiamos tiek psichikos sveikatos centre, tiek esant poreikių ir pacientų namuose. Tai visai neseniai mes turėjom tokį pavyzdį, kai pacientas buvo labai motyvuotas gauti atvejo vadybininko paslaugas, labai norėjo ilgalaikio atsigavimo, bet dėl savo būklės tiesiog jis negalėjo atvykti į psichikos sveikatos centrą. Ir čia pasitarnavo tas projektas, kadangi jau atvejo vadybininkai gali vykti į namus ir bendrauti su pacientu namuose, tiek ir taip pat su šeimos nariais. Šios paslaugos taip pat gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu, nes gali būti, kad tiesiog atsitinka tokios situacijos, kai negali atvykti, o tų paslaugų reikia, tai jos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu, esamojo momentu. Vertinimo klausimyną ir būtinas pagalbos plano sudedamąsias dalis. Taip pat ateityje bus parengtas ir sveikatos gerėjimo ir atkryčio prevencijos plano forma bei jų taikymo metodika. Apart to bus organizuojami mokymai psichikos sveikatos centrų darbuotojams, organizuojami supervizijos ir intervizijos, kurių metu aptariame praktikoje pasitaikantis iššūkiai, o po atvejo vadybininko atvejo modelio išbandymo 9 pilotuojamuose psichikos sveikatos centruose, įvertinant pasiteisinusius pilotinių projekto elementus, jų stipriąsias ir silpnąsias savybės, bus parengtas aprašas, kuris taikomas visų nacionaliniu mastu, tam, kad būtų įdiegti tik labiausiai pasiteisinę elementai. Socialiniai darbuotojai psichikos sveikatos centruose daugybę metų dirba. Tiesiog jų veikloje kasdienė nebūdavo tokios pakankamos struktūros, kad mes galėtume žinoti, koks žingsnis po ko eina. Ir dažnai tai būdavo remiamasi tiesiog intuicija, nuojauta socialinių darbuotojų, ką jisai turėtų daryti, bet nesigaudavo tikslaus plano, nebūdavo galimybės įsivertinti, ar tas darbas iš jūsų naudą neša, efektyvumo įsivertinimo nebuvo iš esmės. Prieš 5 metus Kelmės rajonas buvo vienas iš daugiausiai turinčių savižudybės atvejų Lietuvoje.
statistiškai. Ir pradėjus dirbti, vienas pagrindinių iššūkių ir buvo sumažinti tą skaičių. Sudėtingas procesas ir realiai mes pirmosius rezultatus pradėjome matyti gal į 3 metus tik tais. Nes ir mes ką darėme nuo pat pradžių, mes tiesiog analizavomės žmonių, kurie nusižudė korteles, medicininius dokumentus ir tiesiog matėm, ką tas žmogus darė iki to epizodo, kai jis pakėlė prieš save ranką ir nusižudė. Ir mes atkreipėm dėmesį, kad dalis jų kreipdavosi pagalbos vienur ar kitur, ar pas šeimos gydytoją, ar pas psichiatrą, bet tai dažniausiai ties to ir pasibaigdavo, ties to vienu apsilankymu ir daugiau nieko. Ir dažniausiai po pusmečio, po metų, po 2 įvykdavo savižudybė. Tai mintis mūsų buvo ta, kad jeigu žmogus kreipiasi pagalbos ir mes žinome, kad savižudybės krizę išgyvenantys asmenys turi to dvejojimo. Priimti pagalbą, nepriimti pagalbą. Vieną kartą atėjau, nepadėjo, nepasveikau po 1 kartą, tai gal nebereikia 2 kartą eiti. Tai dėl to tas atvejo vadybos procesas ir buvo tam skirtas. Šiai dienai mes turime 54 aktyves atvejo vadybas. Jos dažniausiai trunka nuo 3 iki 6 mėnesių. Mes tiesiog kiekvieną kartą visi stengiamės vertintis, ar jau laikas kažką keisti, turim komandos susirinkimus ir tiesiog tarėmės, ar šitam asmeniui jau reikėtų kažką galbūt pakeisti, galbūt reikėtų papildomai paslaugų pridėti. Galbūt matom, kad jis jau yra įsidarbinęs ir dėl savo užimtumo jau kaip tik reikėtų mažinti paslaugų, nes jis nebespės tiesiog. Kartais tos paslaugos ir ta atvejo vadyba užtrunka 12 mėnesių ir daugiau. Patys pirmieji iššūkiai buvo viduje komandos. Viskas čia gerai, kam čia kažką keisti, ar ne? Turbūt ir tas santykio pakeitimas, kad pacientą supažindinti, kad tai nėra tik tais psichiatro paciento santykis. Tai yra visa komanda yra ir tą komandą reikia naudoti, nes jie yra kompetentingi, daug žinių turintys ir daug gebėjimų turintys žmonės, bet pacientai dažniausiai linkia vaistas, tabletė ir man nieko daugiau nereikia. Tai tą ir patį personalą reikėjo, kad, žiūrėkit, mes tikrai galim ne tik tais vaistą pasiūlyti, mes turime daug daugiau ką pasiūlyti, mes turime ir socialinės paramos visą sukoordinavimą galima padėti. Galima pas psichologą aktyviai žmogų pasikviesti, į asmeninius psichologų užsiėmimus, į grupinius užsiėmimus, tokias palaikomasias grupės. Artimuosius įsitraukime į visą šitą procesą. Nuo pat pradžios atvejo vadybos taikymo mes iš esmės ir pastebėjom, kad ir mes patys daug ko nemokam. Keleto projektų viduje mes turėjom supervizijas visai komandai. Ir tos supervizijos su specialistu, kuris atvažiuodavo iš išorės, su mumis kalbėtis kas savaitę, kas 2 savaitės, turėdavom 1,5 valandos tokias sesijas. Padėjo mums tiesiog išsigryninti, kur mes jaučiamės blogai, kaip mes patys reaguojame į nesėkmes. Nėra viskas tik tai tobula. Ir tikrai padėjo mums išsigryninti, kas yra tie žingsniai, tie algoritmai, kurie gali mums padėti užtikrinti, kad nei vienas pacientas nepraslys pro kažkokį tai tarpelį. Mes tada žinome, kad kiekvienas pacientas turi tam tikrus grafikus, apsilankymų, kas nutinka, jeigu pacientas neatėjo, kas nutinka, jeigu pacientas susirgo, kas nutinka, jeigu pacientas neatsiliepia. Visus šitus žingsnius, kai išsigryninam, tada daug paprasčiau ir patys specialistai jaučiasi daug lengviau ir patogiau dirbti, kai jie yra labiau užtikrinti pačio proceso ribose, žinodami, ką reikia daryti, ko nereikėtų daryti. Turėjom supervizijas, dabar planuojame pradėti kas savaitinės intervizijas, todėl kad daug šiuo metu pokyčių vyksta atvejo vadyboje, daug algoritmų atsinaujina, daug įvairių papildomų institucijų bandom įsitraukti visą tą procesą, tai dėl to vėl procesas sudėtingėja ir vėl naujienos ir vėl šiek tiek pasimetimo jaučiasi. Vienas didesnių iššūkių pačioje pradžioje su išorinė, su vidinė komanda buvo turbūt informacijos gavimas. Elementariai mes pastebėjom, kad tikrai žmonės dažnai patenka į stacionarą, patenka į priėmimą, bet jie niekada ir neapsilanko ambulatoriškai. Dėl to algoritmų įsivedimas valstybiniu lygmeniu mums padėjo gauti tą informaciją iš psichiatrinio profilio stacionarų. Tuomet mes gavę tą informaciją
galime jau su asmeniu tiesiogiai kontaktuotis, jam net būnant ligoninėje pasiskambinti, susipažįsta atvejo vadybininkas ir pasako, labas, aš iš ten ir dabar tu ligoninėje, bet po ligoninės tu gali pas mus ateiti ir mes tau galėsime pratęsti vaistus, tu galėsi pas mus ateiti pas psichologus į konsultacijas, mes galėsim pakalbėti galbūt apie įdarbinimą, apie užimtumus kažkokius. Tuomet pacientas gaunasi šiek tiek įsipareigojęs nenutraukti to proceso. Projekto ribose dabar iš tiesų yra plečiamos tos pacientų grupės, kurioms bus siūloma teikti tą atvejo vadybą. Iki šios dienos daugiausiai būdavo akcentuojamasi į savižudybės krizę išgyvenančius asmenis. Tačiau dabar pildoma yra ir į asmenis turinčius problemų su alkoholiu, su kitom priklausomybėm, sergančiųjų šizofrenija ir kitais psichosutrikimais, kurie stipriai paveikia žmogaus funkcionavimą, sunkios depresijos ir kiti sutrikimai, kuomet žmogaus motyvacija lygiai taip pat nukenčia. Dėl to jam pačiam aktyviai kreiptis į gydymo įstaigą dažnai būna pernelyg sudėtinga ir tie žmonės labai dažnai lieka už sistemos ribų be pagalbos. Esu Lijana, socialinė darbuotoja, dirbanti psichosveikatos centre 20 metų. Taipogi vadovauju Lietuvos sutrikusios psichožmonių globos bendrijai Kelmės skyriui. Pastaruosius 5 metus psichosveikatos centre dirbau atvejo vadybininkė su savižudybės krize patyrusiais asmenimis. Atvejo vadyba veiksmingo ir produktyvaus paslaugų planavimo ir koordinavimo metodas. Skirtas užtikrinti, kad savižudybės grėsmę patyrusiam asmeniui būtų suteikiamos savalaikės ir pilnavertės paslaugos. Atvejo vadybos metodą taiko psichosveikatos centre paslaugas teikianti komanda, tai yra gydytojas psichiatras, socialinis darbuotojas, medicinos psichologas bei psichosveikatos centro slaugytojas. Pirmojo susitikimo su pacientu metu aptarėme asmens lūkesčius, didžiausius paciento iššūkius, laukiamus rezultatus ir kitų specialistų rekomendacijas. Taip pat bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, su asmens šeimos nariais, jų įtraukimą į sveikimo procesą. Konsultacijos pabaigoje sudarome asmens pagalbos planą. Teikdami pagalbos savižudybę grėsmę patyrusiam asmeniui, stebime pagalbos plano įgyvendinimą, asmens vizitus, teikiamą pagalbą, o prireikus ir bendradarbiaujame su pačiu asmeniu ir kitais specialistais. Taip pat planą tiksliname. Jeigu matome plane trūkumus, jog pagalba nėra pacientui pakankama, ar pacientui nepavyksta laikytis sudaryto plano, rengiame bendrus komandos pasitarimus, ieškome būdų asmenį motyvuoti, įtraukiame artimuosius. Svarbiausia yra suprasti ir pajusti paciento emocijas bei patirtį. Tai ne tik padeda užmegzti ryšį su pacientu, bet ir padeda jam jaustis palaikytam ir suprastam. Pastebėjus, jog paciento būklė blogėja, tariuosi su mūsų specialistų komanda. Tai yra medicinos psichologų, gydytojų psichiatrų dėl papildomų konsultacijų. Esant poreikiui kartu su pacientu, atvejo vadybininkas bendrauja su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, socialinių paslaugų centru, socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, užimtumo tarnyba ir taip toliau. Kartu su pacientu skambiname į atitinkamas institucijas bei paaiškiname, kaip į jas nuvykti ar užsiregistruoti.
Ernestai, aš norėčiau paklausti, ar buvo drąsiau atvykti į psichosveikatos centrą konsultacijai, kai atvejo vadybininkas susisiekė su tavimi, dar esant tau ligoninėje? Žinoma buvo. Žinoma, nes vis tiek nežinojau nei paskui, kur kreiptis, nei ką, tai tiesiog visiškai padėjot man susigaudyti, kur eiti, kur viskas. O kaip manai, ar padeda atvejo vadybininkas gauti pagalbą, sveikti? Žinoma, nes atvejo vadybininkas padeda man ir susiderinti dėl darbo paieškų, dėl psichologų, psichiatrų konsultacijų, paskambina, praneša, ar yra vietų, ar užsiregistravome, dėl šito labai vertinu. Kaip jautėtės, kai pirmą kartą susisiekėme su jumis ir pasiūlėme pagalbą? Įdomiai, bet tiesiog pagalbą priėmiau, nes žinojau, kad man jinai būtina. Tai... Ar galėtumėt pasidalinti savo patirtimi, kaip pasikeitė jūsų požiūris į gydymą nuo to laiko, kai pradėjote gauti pagalbą? Viskas, kaip sakoma, iš po jūsų skambučio prasidėjo, tai tiek ir psichiatrų konsultacijos yra labai efektyvios, tiek psichologai skiria tinkamus vaistus, kurie neleidžia blogėti sveikatai, tai galėčiau įvertinti kaip ir geruoju, tikrai. Kokie buvo didžiausi iššūkiai ir ką darėte, kad su jais susidorotumėt? Iš tikrųjų labai daug padėjo jūsų psichologė, Luiza, nes tiek kiekvienas iki apsilankimas iš po jos tiesiog išeidavau kaip kitas žmogus. O ką galėtumėme padaryti, kad jūsų gydymas ir palaikymas būtų dar efektyvesnis ir patenkintų jūsų poreikius? Žinokit, mūsų, kaip pasakyti, mano poreikiai tikrai yra patenkinti. Viskas yra labai gerai, vaistai pritaikyti, mano būklė neblogėja. Jūs rūpinatės irgi, skambinate, klausinėjate, ar užsiregistravome, ar išrašyti vaistai. Viskas labai tinka. Savo gyvenime nemažai laiko esu pati praleidusi depresijos gniaužtuose. Tuo metu, kai nematai išeities, kai savo norų nutrauki visus socialinius ryšius, individualizuota specialisto pagalba yra tikras išsigelbėjimas. Bet kokia pagalba svarbi. Svarbu pasitikėti specialistais ir žinoti, kad viskas praeina, net ir depresija, net ir pati juodžiausia diena. Priimti pagalbą. Atvejo vadybininkas tas palydovas, kuris, galima sakyti, ant rankų perneša pacientą per gyvenimo bedugnę. Džiaugiuosi, kad tokia paslauga randa vietą psichikos sveikatos sistemoje ir tikiu jos nauda pacientams. Atvejo vadybininkas tai yra pagalbos koordinatorius, kuris padeda eiti sveikimo link.